apie situaciją dabar, kaip veikia ar neveikia marketingas. Tai su kalbos aparatais čia dirbam, Juzepas gelbėja su srautais. Tai va, prieš porą mėnesių turėjom situaciją, kaip čia galvojam, iš kur čia, ką čia padaryti, kaip čia tie klientai turėtų pakliūti iki mūsų. Ir va, netruko čia daug laiko praeit, keli mėnesiai. Jo, kada mes čia taip daugiau prieš birželį, ten jau viską derinamės. Aišku, dar buvo pradinių susitarimų jau nuo sausio. Tai sakyčiau, jeigu bendrą įdirbį, taip jau viskas sąžiningai žiūrėti, čia pusę metų, ko gero, iki to ėjom. Tai va, rezultatė dabar turim, kad algoritmas suveikęs taip, kad tie lydai, reklamos eina srautais tokiais, kad galvojam, kaip čia stabdyti, kaip čia spėti suvirškinti viską. Nes aparatų remontas, aparatų profilaktika, čia toks rankinis darbas mūsų. Ir turim bėdą. Tai va, jungiam dabar kitus meistrus, galvojam, ką čia daryti. Kaip suspėti, apdoroti tais šimtais, tuos šimtus lydų, kurie krenta kas kelias dienas. Tai va, turim tokią problemą. Ką čia daugiau pridėti, tai čia, žinai, ko gero, bendra žinutė jinai apie tai, kad reklama neveikia, jeigu greičiausiai yra toks teisingas, reiškia, pakankamą laiko kiekį įvykęs bendras darbas. Tai va, ačiū Juzefui už kantrybę, kuris čia pabuvo viduje, suprato procesus, pamatė, kur čia galima timtel, kur čia galima kažką truputį nuimti, kažką pridėti. Susireguliavom tas marketinginės kampanijas ir turim rezultatą. Tai va, bet, jeigu tikėtis turbūt, žinai, po mėnesio, po 2 rezultatų, tai čia ne tas kelias. Tai va, trumpai tiek.